Sveikas, kaip nekeista, tu dar gyvas. Sveiki gerbėmėjai. 13. 2025 metų savaitė. 21 mūsų susitikimas. Praeitą kartą užsiminiau, kad galėčiau truputėlį papasakoti apie pilietinį karą Rusijoje. Mes šiaip kaip ir žinom visi, kad jisai vyko. Bet matote, aš čia padariau 21 iš kortų. Ir galvoju, pradėsiu nuo dainos. Nesiseka man kortose, tai meilė pasiseks. Kalbėdamas apie filmą «Baltoji dykumų saulė», bet ten dainuoja ne taip. «Не везет мне в смерти, повезет в любви». Skaidrėje matome filmo reklamą, afišą ir žemėlapį. Veiksmas filme vyksta 1920 metais. Tai yra, kai jau įvyko tam tikras lūžis Rusijos pilietinėme kare ir Fiodoras Suchovas grįžta namo. Ten jisai suranda užkastą Saidą. Tas Saidas sako, kad jį užkasė Džavdedas, o Džavdedas yra bailys, bet Abdula yra karys, o Abdulos banda yra banditai, šitie basmačiai. Ir ten kitas vadas, tam Suchovui atiduoda saugoti šito Abdulos haremą, nes 2 žmonas jau nužudė, gal nužudys kitas. Ir tas Abdula yra banditas, basmačius. Žiūrime į laiko ašį. 20 vyksta Krymo evakuacija. Tai yra jau baltieji iš pietų evakuojasi. Ir Suchovas grįžta namo. Bet šitoj laiko ašį siūlau atkreipti dėmesį į apačią. Basmačių sukilimas. Jisai prasidėjo 1916 metais. Ir skirtingais duomenimis. Vieni sako 26, o kiti sako dar 26 nesibaigė. Basmačiai, verčiant į rusų kalbą, turėtų būti žodis banditas. Tai toks paniekinamas, bet jie vadino save islamo kovotojais. Iki 1916 metų musulmonų į rusų kariuomenę neimdavo. Bet fronte prasidarė prastai ir pradėjo imti. Nors, sakykime, to Turkestano, pavadinkim taip, gyventojų skaičius buvo labai toksai įdomus. 40% buvo ne musulmonai. Tai buvo, kaip sakant, kolonizatoriai iš carinės Rusijos. Ir kilo nepasitenkinimas. Taip, kaip čia mūsų niekada neimdavo į karą, o dabar staiga ima į karą. Tai tūkstančiais dezertyravo ir paskui, kad negaudytų, jie pavirto į tuos basmačius, pavadinkim taip. Jie irgi nebuvo vieningi, nes vieni buvo tokie modernesni musulmonai, kur sakė, valdžia turi būti pilietinė, kiti buvo radikalesni musulmonai. Vieni sakė, įsileisim ne musulmonus į tarybas, kiti sako, kursime savo musulmonų komunistų tarybas. Tarsi apinormalis jovalas, bet pažiūrėkime į laiko ašį ir matome 3 etapus. Pirmas etapas 17-18, antrasis etapas 18-20, trečias etapas 20-22. 20-22. Pirmas etapas, jisai praktiškai eina nuo spalio revoliucijos iki Bresto taikos. Apie Bresto taiką galima kalbėti atskirai, bet esmė tame, kad mainais į teritoriją rusai pasitraukė iš karo. Separatinė taika. Separatinė taika nepatinka sąjungininkams, nes karas su austrais, vengrais ir vokiečiais dar nepasibaigė, o raudonieji nori tvarkytis su vidiniais priešais. Vidinių priešų daug. Ir pačioje pirmoje fazėje, 17-18, jie nėra stiprus. Ir Suomija paskelbė nepriklausomybę. Suomija paskelbė nepriklausomybę
ir niekas su jais negali nieko padaryti, bet Suomijoje prasideda pilietinis karas. Raudonieji Suomiai ir baltieji Suomiai. Užmėkime akį, kaip sakant, teroras. Rusijoje jisai buvo smarkiai paplitęs, žudė visi visus masiškai ir buvo raudonasis teroras ir baltasis teroras ir dar neaišku, kas buvo žiauresnis. Galima būtų paskaičiuoti, bet tai būtų skirtumas galbūt tūkstančiais, o žuvo milijonai. O vaikų našlaičių ten irgi liko krūvo žmonių ir milijonai žmonių išvažiavo, emigravo į užsienį. Tai čia long story short. Kodėl aš čia miniu Čekoslovakijos nepriklausomybę? Nes Pirmam pasauliniam kare prieš austrus, vengrus ir vokiečius Rusijoje kariauja Čekoslovakų korpusas. Ir Čekoslovakų korpusas šiaip jisai toks įdomus junginys, ne korpusas. Čekoslovakų legionas. Legionas bendras pavadinimas yra korpusai, batalionai, brigados. Bet šitas kūrinys, pavadinkim taip, jisai yra Italijoje, jisai yra Prancūzijoje ir jisai yra Rusijoje. Ir kadangi Čekoslovakijos kaip valstybės nėra, jie nominaliai priklauso Prancūzijos ginkluotusioms pajėgoms. Labai įdomu. Ir kai staiga Rusija pasitraukia iš karo prieš Vokietiją ir Austriją, čekai kažkaip nesupranta, ką jie turėtų daryti Rusijoje. O šiaip kariai geri. Bet tada vokiečiai bando išsilaikyti tas teritorijas, kurias pagal Bresto sutartį gavo. Ir tada sako, gal mes jūs permeskim į Ukrainą, kariaukit prieš vokiečius, jeigu jūs taip norit kariauti prieš vokiečius. O jiems kaip ir nebereikia kariauti prieš vokiečius, nes Čekoslovakija jau paskelbė nepriklausomybę, jie nori namo. Nominaliai jie kaip ir turėtų būti pavaldus arba baltiems, arba raudoniems. Bet jie tiesiog nori namo. Jie tiesiog nori namo ir atsiranda toksai kompromisas, kad raudonieji sako, gerai, jūs nusiginkluokit, mes jūs paleisime. Štai jums traukinys į Vladivostoką. Šiaip buvo mintis į Archangelską, bet buvo teorinė galimybė pakeliui į Archangelską juos atkirs. Tai šitoje vietoje gaunas toks dalykas, kad kaip ir suderinta. Vėliau, kai jos bandė nuginkluoti Čekoslovakų korpusas, sakykim taip, persigalvojo ir nuėjo pas baltuosius. Ir jiems vadovavo Kolčiakas, admirolas Kolčiakas. Apie jį truputėlį vėliau pasakysiu porą žodžių. Bet jų mintis parvažiuoti namo yra apystiprė, kai juos bandė nuginkluoti, jie ten dalinai nusiginklavo, rusai dar nebuvo labai gerai organizuoti, o čekų buvo apie 60 000. Tai nelabai jos pastumsi. Ir paskui jau Troskus išleido įsakymą nuginkluoti visus, nužudyti kiekvieną, kuris turės ginklą ir taip toliau, bet nepaėjo. Jie pradėjo Transsibiro magistralę praktiškai ištisais miestais kontroliuoti. Ištisais miestais. Ir jie atvyko į Jekaterinburgą savaitę po to, kai buvo nužudyta caro šeima.